Sveiki, mėlyjeji. Būrimukas kitai savaitai. Pažiūrėsim, ką jum pasakys taro išmintis, ką įspės, ką jum reikia sužinoti kitai savaitai, kas jum bus svarbiausia kitą savaitę, kas kam aktualiausia kitą savaitę. Ir imam korteles. Taurių karalius. Kažkas tai, ar jūs pats būsit labai laimingi. Galbūt save mylėsit, galbūt jūs kažkas labai mylės. Ir monetų dešimtukas. Mėlyjeji, čia labai turtinga korta, laimė šeimos, viskas, ko tik tai galit svajoti kitą savaitę. Taip, ir tai yra tiesiog pergalės vainikas, tą, ką jūs nusipelnėt. Tai tas, ką jūs savo gyvenimu, savo veiksmais pasiekit. Taip, ir tai pergalė. Kažką tai jūs nugalėjot, kažkokius sunkumus, kažką tai atlikot savo gyvenime, kažkokius veiksmus, kurie atvedė prie šitų rezultatų. Taip, buvo kažkokia didelė netektis, praradimai, kas darbą praradot, kas praradot artimus žmonės, bet kažkam tai užsibaigė, galbūt pasveikot, galbūt sirgot kažkuo, gal tai pergalė prieš kažkokią ligą. Kažkas galėjo būti, kad su sveikata problemos kam nors, o kažkas tai galėjo išeiti iš gyvenimo jūsų. Blogi žmonės, blogi įvykiai, taip pat labai gerai, kad jie išeina. Labai gerai, kad jie išeina. Ir dabar imam, taip, saikingumas. Saikingumas tai, žinot, tiesiog jūs gaunat tą, nei daugiau, nei mažiau, ko esat verti. Visada gaunat tik tai tą, ko esat verti ir tai vienareikšmiai. 7 taurių tai yra svajonių, daug norų, bet žinot, jūs pasirinkit tik vieną norą. Negali visata iš karto jums viską duoti ir svajokit. Svajokit labai daug, užsakykit labai daug, bet kas bus jums skirta, tą ir gausit. Ne daugiau, ne mažiau, tik tiek, kiek jums lemta. Ir žąslų karalienė. Tai aktyvus žmogus, vyras ar moteris, nesvarbu, tai labai aktyvus žmogus, kuris pasiruošęs kažką tai užkariauti, nugalėti, kažkas kažkokius darbus didelius nori atlikti, kažkas tai nori kažką pakeisti savo gyvenime. Tai žąslų karalienė tai labai tokia karšta, aktyvi, seksuali moteris, kuri laimės, ką jinai nori. Jinai viską pasieks savo gyvenime. Taip, čia nelabai jums viskas matosi, nes aš tokiom sąlygom būriu, kad tai va, dabar žiūrim toliau. Kova, kažkokia kova, bet rodo, kad ji verta, rezultatai bus labai geri. Labai bus geri ir viskas ir burtininkas. Tai yra, nežinau, kažkas tai, žinokit, man dabar pradėjo, mano šitai auditorijai, bent jau kažkuriam procentui, kad jum kažkas labai linki. Nepasakyčiau, kad užbūri, nepasakyčiau, kad bet toks lyg prakeiksmas, lyg kažkoks tai, kaip sako, žinot, kaip rusiškai sako, porčia kažkas tai, jums kažkokį tai negerumą palinkėjau, kažkas tai
toks kaip užkalbėjimas blogio kažkoks, tai yra jūsų aplinkoje ne visai, žinokit. Geri žmonės, gal jie atrodo, oi, ten kaip ir šventas, bet čia dėl kažkas, tai dėl jausmų, gali būti dėl partnerių, žinokit, gali būti, kad turit konkurenciją kažkas dėl šitoj srity, bet tai gali būti įvairūs dalykai, gali būti ir ten dėl karjeros, bet jūs laimėsit viską. Jūs valdysit viską, viskas jūsų rankose. Mylėjai, viskas jūsų rankose. Jūs gausit viską iš pasaulio, ką tik tai nugalėsit sunkumus, nugalėsit viską. Ir ta kova būsit laimėtojas, būsit savo kovoj karalius ir laimėtojas. Taip, jūs be galo stiprus, čia yra tas žmogus, čia didieji arkanai, kurie keičia viską, kurie keičia esmę visko, kur keičia žmogaus netgi fizinį stovį ir jūs laimėsit viską. Jūs laimėsit tas pergalės, kurias norit laimėti, kurias pasiryškit laimėti. Visada gyvenime, žinot, kas geria šampaną, kas truputį rizikuoja. Tai protinga apgalvota rizika, be jos nosies niekur neiškiši, nieko nelaimėsi. Tai va tai taip, kad jum pasiseks, jum labai geros kortos ir šitas 10 rodo, kad jūs laimėsit. Per užsispyrimą, per savo svajonės, svajonių įgyvendinimą, nes jūs mokėjot svajot. Dar ką įspės? Ką nori kartus įspėti jūs? Eikit pirmin, nesustokit. Jum patarė, kad nesustokit. Ir tada jūs būsit pentaklių karalius, tai būsit finansų valdytojas. Ką jūs turit gauti gyvenime, tada gausit. Bet nors tą sau duokit šansą patys sau. Tai tiek galiu pasakyti. Ir dar ką patars? Paimsim dar vieną kortą. Patars. Taip, eikit į priekį. Neatsisukit, jeigu kas praradot, jeigu kas kažką, tai šitą kortą labai daug kalbanti. Žmogus čia turėjęs daug gyvenime, patirties, daug visokių gyvenime etapų. Jisai viską palieka ir jis išeina į priekį, išeina į naują ir kur jam lemta. Žinot, kartais likimas tą liepia daryti ir reikia eiti, reikia judėti į priekį, be to niekas nepajudės gyvenime niekam. Tiesiog nuleist rankas ir atsisakyti visko, nesvarbu kiek jų metų. Planuokit, kol jūs turėsit tikslus, tol jūsų organizmas dirbs, tol jūsų organizmas mobilizuosis ir jis bus sveikas ir stiprus ir viską. Jeigu jūs pasakysit, kad viską jau savo gyvenime atlikau, neturiu, tada jūs išeisit, žinot kur, anapilin. Tiesiog jau jūs viskas, organizmas, aš savo misiją atlikau, išeinu. O jeigu jūs turėsit bet kokių, nesvarbu, jums 70-80 metų, jeigu jūs turite dar savo tikslų, ar remontus padaryti, ar kelionės, ar kažką tai ten, kažką nuveikti, tol jūsų organizmas mobilizuosis ir jisai regeneruosis, atsistatys ir jūs tada gyvensit. O jei ne, jeigu jūs pats savo, viskas, jau man laikas, jau aš savo atgyvenau, tada, mylėji. Čia ne žaidimai, aš bioenergetikė, aš nekalbu visokių, ko nereikia, aš sakau, jau čia iš savo, kaip sakant, pozicijos, ką aš žinau.
Tai taip, kad visą laiką svajokit. Įsipildys tos svajonės, neįsipildys, nesvarbu. Prisvajokit daug, gal ten tik tai 1% iš jūsų tų visų jum lemta gauti ir kelionės, ir visokie, ką jūs tik tai norit. Nebijokit svajoti. Žmonės, kam aš čia svajosiu, neįsipildys. Žinot, svajonės ne dėl to, kad jos pildytųsis, dėl to, kad jūs save gyvenimui dar leistumėt savo psichikai, protui, organizmui, savo regeneraciniai sistemai toliau funkcionuoti. Tai yra labai svarbu. Tai tiek, mėlyjeji, kitai savaitei. Sėkmės visiems, būkit sveiki, laimingi ir drąsūs.